Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš, Oligarchai kanalo kūrėjas Deividas. Ir šiandieną noriu jums pravesti trumpą pamokėlę, kaip sukurti internetinius saitus, o iš tų saitų gal netgi sukurti ir internetinę svetainę. Taigi, visų pirma, jums reikės hiperteksto rašyklės SeaMonkey. Jeigu nežinote, kas yra hiperteksto rašyklė, tai parašykite komentaruose, tada papildysim descriptioną, parašysime, kas tai yra. Taigi, puiku. Kai ją persisiunčiate, aš galėsiu jums numesti descriptioną linką ir tada ją atsidarykite. Aišku, čia galite šitą šūdą išjungti. Taigi čia jums nieko nereikės, absoliučiai nieko. Tiesiog spaudžiate langas ir rašyklė. Tai jums išmeta tokį bevardį vienas rašyklė, čia yra dar nieko nesukurta, tokį tuščią lapą. Taigi čia galite tiesiog užsidėti foną su tas formatas, spaudžiate formatas, laiško spalvos ir fonas. Taigi čia kaip matote, jums išmeta tokį vadovėlį čia, spaudžiate pasirinkti failą ir aš jau turiu atsisiuntęs tokį vieną iš specialiai tinklapiui tokį foną. Aišku, tas fonas yra specialus, jam bet kokią neuždėsite. Galėsiu irgi numesti į descriptioną linką, iš kur tokį ieškotis. Aišku, čia labai sunkus darbas, jį susirasti tinkamą foną. Tai numesiu būtent tokį. Arba tiesiog, jeigu tingite ieškoti foną, spaudžiate čia. Ir tinklapio fono spalva arba pasirinkate gerai ten, žodžiu, ir taip toliau. Taigi, toliau. Dabar čia bus titulinis, sakykime, kaip pavyzdį paimsiu kokį nors, sakykime, vidurys, motociklai. Štai. Pavadinimas, sakykime, sukursiu kokią nors lentelę. Adžiate lentelę, eilučių skaičius 4, sakykime. 4, jo, užteks 4, arba nors ne 2. Stulpelių skaičius 1, sakykime. O, taip, kaip ir aš ir norėjau. Sakykime, antras puslapis ir trečias puslapis. Čia nekreipkite dėmesio. Štai viskas. Kaip ir viskas padaryta, tada įrašate štai, sakykime, index 123. Gerai spaudžiate ir tada spaudžiate kur norite įrašyti, štai įrašote, viskas išeinate, tada vėl langas, rašyklė, išmeta štai šį naują ir tada belika prirašote, kokia tai yra jūsų tema ir, viskas, tiesiog padarote, sakykime, index 1, 2, 3, 4. Lygiai taip pat nusikeliate ant darbalūkio ir įrašote. Puiku. Tada, kur čia jūsų tas indeks? Einate į SeaMonkey. Užsimeni čia apie tą indeks, nors nereikia. Langas, rašyklė, atverti ir jūsų šitą sukurta. Ir štai, jeigu jūs norite, aišku, nėra čia tokio dalyko, kaip norite ar nenorite, jums tai bus privaloma. Taigi, tada pažymite visą šį antrą puslapį ir spaudžiate saitas. Tada pasirinkti failą ir index 1, 2, 3, 4. Štai, gerai. Jums jisai susikuria, kaip matote. Gerai. Galite tada paspausti peržiūrą, jei norite jį būtinai peržiūrėti. Kaip jūsų tas tinklapis atrodys. Tai gerai, įrašote.
Ir štai, tada paspaudžiate ant šito, jeigu norite. Ir vat, na vat, jums jau išmeta kaip ir internete tokį vat nesąmonę. Tai vat, antras puslapis jums jau leidžia ant jo paspausti. Na štai, kaip matote, iš čia buvote parašę, tik tai aš foną neįdėjau, kadangi jeigu būtų buvęs fonas, būtų visai kitaip. Taigi vat, viskas labai paprasta, taip sukūrite titulinį puslapį. Na vat, aš turiu keletą čia pavyzdėlių, kaip tai padaryta ir panašiai. Štai motociklų sudėtis. Va, index 1, sakykim. Mano visas tas. Beje, kai kursite svetainę, būtinai padėkite autoriaus ženklą. Aš iš tikrųjų pats nežinau, kaip jį padėti, bet aš jį nukopinsiu ir įmesiu į descriptioną, galite nusikopinti. Tai vat pavyzdys, pirmas žingsnis apie motociklus, bla 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 bla, neįdomu, antras, bla 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 bla, trečias, bla 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 ir ketvirtas, na štai. Taigi, jeigu jums iškyla trumpų klausimų, tada parašykite į komentarus, mielai su didelė nuotaika ir gera atsakysime jums į juos. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvau aš, Deividas, oligarchų, vienas iš filmuotojų, tikrai negaliu pasakyti, kad kūrėjas. Ir ačiū uždėmesi, kaip ir minėjau, jei turite klausimų, atsakykite juos į komentarus. Ir iki, klauskite, nebijokite. Ir be to, laikinkite, prenumeruokite ir komentuokite. Bye.